Nu ką, tęsiam toliau mūsų užsiėmimą ir perinam prie kitos, antrosios stadijos. Paveiksliukas. Šitą stadiją, atvirai pasakius, man patinka labiau, aš kažkaip ją labiau suprantu ir matau jos kažkokius tokius tam tikrus pasireiškimus vėliau. Bet čia kiekvienam turbūt savo, kas kur užstrigęs ir kur užsifiksavęs, taigi einam prie analinės stadijos. Taigi analinė stadija. Tai yra antrasis psichoseksualinės raidos etapas, ikifalinė. Iki edipinė stadija, tai jinai buvo pavadinta analiniu, nes didžiausias vaiko dėmesys tuo metu sutelktas į tuštinimosi procesą ir su tuo susijusios problemas. Ir čia iš tikrųjų sprendžiama, ar žmogus eis į neurotinį lygmenį, ar liks tada arčiau tokio psichotinio asmens lygmens. Tai Abrahamas įvedė ankstyvosios ir vėlyvosios analinės sadistinės stadijos fazės skirimą. Tai ir pirmoje fazėje malonūs erotiniai potyriai siejami su vidurių išsituštinimu, o sadistinis elementas reiškiasi su objekto atmetimu ir naikinimu, o antroje fazėje arba stadijoje analinis erotizmas reiškiasi daugiau fekalijų sulaikymu, o sadistinis atsiskleidžia kontrolės ir užsispyrimo jausmais. Trunka šita fazė, stadija kažkur tiek pat kaip ir oralinė, bet kaip sakau, čia tie rėmai tokie labai vidutiniški. Maždaug nuo 12-14 mėnesių iki 24-36 kūdikio gyvenimo mėnesių. Prasideda, aišku, šita stadija, kaip mes jau šnekėjom, po traumos, kai vaikas atjunkomas nuo krūties ir bandoma sodinti ant puoduko. Tai yra nuo tada, kai bandoma mokinti, kad, aš kaip sakau, bet kur ir bet kada negalima daryti bet ko. Čia yra vienas iš tokių dalykų, ką vaikas turi suprasti. Ir baigėsi, kai vaikas ima klausti, iš principo jam darosi įdomu, iš kur aš atsiradau, kai ima žiūrėti, tai kokia čia mano lytis, lyginti su bendramžiais, ką turiu aš, ko neturi, pavyzdžiui, mergaitės, arba atvirkščiai. Ir vaiko artėjant prie 2 metų amžiaus, kaip tik pasireiškia naujas neurofiziologinio vystymosi pasiekimas, tai yra gebėjimas kontroliuoti sfinkterius, ypač analinė išskyrimo funkcija. Ir tada vaikas pastebi, kad jis gali valingai kontroliuoti tuštinimąsi ir tada tuo metu jis patiria žiauriai didžiulį malonumą iš to, kad jis gali kažką valdyti. Nes įsivaizduokit oralinę stadiją, kai tu totaliai nieką negali nei valdyti, nei kažkas nuo tavęs priklauso, vienintelis galbūt dalykas pakandžiot gali. O čia supranti, kad kažką gali sukurti, kitas dalykas gali kažką arba duoti, arba neduoti, patirti, nepatirti. Tai žiauriai pokytis, yra žiauriai didžiulis pokytis. Aišku, apskritai ten visi pokyčiai yra didžiuliai. Tai gebėjimas kontroliuoti sfinkterius, jisai nulėmė visą analinę fazę. Tai nuolatinės kovos iš tikrųjų ir konfliktų tarp vaiko ir tėvų stadija. Ypač, aišku, jinai matoma geriausiai tualetinių įgūdžių ugdymo sferoje, bet jeigu tai pasižiūrėjus, nereiškiasi visur, nes esmė yra tame, kad taip vaikas bando įtvirtinti savo savarankiškumą, savo nepriklausomybę, jis pajunta tą tokį skonį fainą, kad aš galiu kontroliuoti, ne tik, kad kiti mane. Ir sfinkterio kontrolė, jinai leidžia atrasti valdžias, nuosavybės išgyvenimus, didybės, narciziški jausmai tada tokie eina, visagalybės jausmas irgi eina. Tai analinėje stadijoje sadistiniai impulsai rodo ir vaiko psichinio aktyvumo pokytį. Perėjama nuo tokio pasyvaus gavimo dar labiau prie veiklos, prie pačio pats gaminimo. Tai kovos dėl atsiskyrimo, individualizacijos ir nepriklausomybės laikotarpis, pati pradžia. Pagrindinis analinės raidos stadijos pasiekimas tai yra tam tikros nepriklausomybės nuo tėvų ir kontrolės pajutimas. Jei analinės stadijos uždaviniai sprendžiami sėkmingai, formuojasi asmeninės tokios autonomijos pagrindas, gebėjimas be kaltės jausmo rodyti iniciatyvą, o nepriklausomo elgesio netrikdo didelė gėda ir abejonės. Jei vaikui vis tik nepavyksta įtvirtinti kontrolės patyrimo, jis jaučia gėdą ir nepasitikėjimą savimi, o jeigu dar dasideda oralinės stadijos nepasitikėjimas, tai tada dar labiau. Dabar problemų šiame etape gali kilti, jeigu švaros įgūdžiai ugdomi ypač griežtai ir negailestingai arba per anksti. Taip pat, jeigu per didelis malonumo jausmas susijęs su tuštinimosi procesu, kai vaikas yra perdėtai giriamas už tą savo kūrybą, už tą savo kakojimą. Perėjimas į šią fazę iš principo gali ir labai išgąsdinti vaiką,
Nes tuo metu vaiko ypatingo susidomėjimo objektas yra išmatos. Įtuštinimasis išmatų šalinimo veikla. Ir išeinamosios angos sritis ir pačios išmatos virsta erogeninė zona. Aišku, atminkit, kad tuo metu vaikas neturi tokios gėdos jausmo, kokį turi suaugęs. Jam kakučiai nėra kažkas baisaus ir gėdingo, čia mums vėliau tas įsitvirtina. Analinis erotizmas pasireiškia kaip tuštinimosi kontrolės malonumas ir savo pirmosios dovanos fekalijos iš principo tai, ką aš pirmą kartą sukuriu. Tai yra labai malonus ir fainas dalykas, tai, kuo aš apdovanoju savo tėvus pirmiausia. Arba galbūt ko nubaudžiu. Tai yra pirmosios dovanos fekalijų pateikimas tėvams. Analinėje stadijoje ypač suintensyvėja agresyvaus varos aspektas. Irgi čia pagausėja agresyvaus vaiko elgesio apraiškų, kuris tas aspektas visą laiką sumišęs ir su libidiniais elementais. Todėl Freudas šią stadiją dar vadino analinę sadistinę stadiją. Tačiau kiti autoriai linkę tai laikyti tą agresyvumą natūralią vaiko reakcijai vis stiprėjantį aplinkinio pasaulio, aš tai rašyčiau spaudimą, bet kiti sako pasipriešinimą vis didėjantiems tam vaiko norams. Nes iš vienos pusės aš manau, kad vaiko norai ir galimybės didėja, tada eina spaudimas, kad tu turi susilaikyti. Kitas dalykas ir pasaulio pasipriešinimas, kad tu negali vidury gatvės paimti, atsisėsti ir kakoti. Ir sugebėjimas užlaikyti agresiją, yra esminis, vienas iš tokių esminių analinės fazės pasiekimų, atskritai atsidėti kai ką, susilaikyti nuo kažko, plus prie oralinės prisidedant, tada tas stiprėja. Dabar pagrindiniai pasitenkinimo išgyvenimai, kaip ir sakiau, susijęs su tuštinimosi dalykais, o agresyvumas išreiškiamas tokiu teršimu bei arba tuštinimosi sulaikymu. Tai tam tikrą prasme arba prikakoju į kelnes tada, kai nereikia, arba tiesiog, kai reikia kakoti ir tėvai nori, aš nedarau ir viskas, kad ir kaip jie stovėtų ant galvos. Taigi, kaip matot, malonus ir nemalonus pojūčiai yra susijęs su žarnyno veikla. Dabar agresyvios varos reiškimas jis nėra tiek glaudžiai susijęs su atitinkamomis kūno dalimis kaip seksualinė vara ir reiškiasi ir kitais mažiau diferencijuotais pavidalais. Pastebima, kad agresija pasireiškia iš vis plačiai. Jos fokusas nėra toks aiškus, kad galima būtų tvirtinti, jog tai tik tuštinimosi ar šlapinimosi, pavyzdžiui, sulaikymas. Ir irgi čia mes šnekam tik tai apie tuštinimąsi tarsi, bet paskui pamatysit kodėl. Šiuo periodu dažnai pastebimas vaiko sadistinės tendencijos, kurios reiškiasi mėginimus sunaikinti objektus, dominuoti aplinkoje. Vaikai susikuria, aišku, daug fantazijų apie tam tikrus bombardavimus, sproginimus ar kitokius naikinimus. Pats tuštinimosi suvokimas kaip sadistinis aktas, nes analinis sadizmas lemia, kad išmatų šalinimas jaučiamas toks kaip galingas ir destruktyvus ginklas. Kai kurie vaikai netgi analinėme periode nenori atiduoti savo išmatų tėvams, todėl ypač ilgai sėdė ant puoduko ir nesituština, o pasituština vos nukelti nuo jo, kaip pavyzdys. Vėliau sadizmo pasireiškime svarbiau tampa tarpasmeninis komponentas. Suvokiame galimybę tai valdyti aplinką, patenkinant ar nepatenkinant, kad pradžioje tėvų reikalavimus, kaip pavyzdys. Dabar šis vaiko gyvenimo tarpsnis susijęs su ryškiomis permainomis irgi. Pirmas dalykas, vaikas ima suprasti, galės kažką sukurti. Kas rūpi jo tėvams, tai yra išmatas. Fekalijos tai, ką vaikas sukuria, tai gimsta jo paties vertė. Todėl sustiprėja, aišku, ir vaiko narcisistiniai potyriai. Vaikas gėrisi savimi, iš principo tai pirma dovana jo motinai. Aplink šį vaiko produktą, išmatas, fekalijas, tada ima suktis labai svarbus įvykiai. Jei vaikas pasituština ten ir tada, kur ir kai to nori tėvai, o ne jis pats, jis yra gyriamas. Jo džiaugiamasi taip, tarsi jis tikrai būtų džiugiai ir gausiai tėvus apdovanojęs. Jeigu vaikas pasituština prieš tėvų norą, nelaiku, tėvai būna nepatenkinti, suirzę, pyksta, tėvai tikrai nesijaučia apdovanoti, tėvai jaučiasi galbūt kartais ir nubausti. Dabar šios tėvų reakcijos verčia vaiką išmokti sulaikyti savo fiziologinį poreikį. Tuštintis ne tuomet, kai jam to norisi, bet kada. Tai, ką leidžia tėvai, bet tada tai, ką leidžia tėvai. Jis mokosi pakentėti, kitaip sakant, atidėti malonumo potyrį. Ir čia tada mes galim šnekėti apie tai, kad imama vadovautis realybės principų. Išeina realybės principas į priekį, sukūriamas realybės principas. Be to, vaikas ima siekti pasitenkinimo ne tik fiziologiniais poreikiais čia, bet ir socialiniais stimulais.
Teigiama, pavyzdžiui, emocinė tėvų reakcija. Pirmiausia, pradžioje tėvai. Taigi, ir iš baimės prarasti meilės objektą, čia yra analumo tragedija, vaikas ima adaptuoti savo funkciją, paklūsta tėvų reikalavimams. Kartu vaikas taip valdo, irgi pajaučia, kad jis taip valdo mamą. Per kada tai darys? Frustruoja mamą už savo frustraciją. Dėl ko kartais atsiranda tada ir kaltės jausmas, jis irgi vystosi. Dabar tuo metu, aišku, dar tie dalykai, kurie labai svarbus dėl pokyčių. Tuo metu vystosi motorika. Išmokstama vaikščioti, kognityviniai sugebėjimai tobulėja. Tobulėja kalba, simbolinis mąstymas. Iš principo vyksta pasaulio užkariavimas. Tad turim realią nepriklausomumo išraišką. Kitaip nei oralinėje fazėje, kur nepriklausomybė eina tik per autoerotizmą. Tada vaikas daug aktyvesnis, nes jau nebe taip priklausomas nuo mamos malonės. Vyksta atitolimas kartu nuo mamos, sušliejimus į panašius į save, atrandami bendraamžiai. Jisai nori ne tik mėgdžioti, bet ir būti panašus. Čia atsiranda toks emocinis faktorius. Dabar analinėje fazėje stadija dominuoja ambivalencija irgi. Dominuojanti priešą pasyvumas, aktyvumas, vyriška, moteriška ir pasitenkinimas iš dviejų procesų, apie ką mes šnekėjom, kai tuštinas ir kai sulaiko. Ir tada ir vaiko ryšys su tėvais tampa labai ambivalentiškas. Ir šioje stadijoje išmatos įgauna libidinę energiją. Iš čia ateina tas ambivalentiškumas, nes tai ir dovana, bet kartu tai yra ir kažkas tokio nemalonaus. Šioje stadijoje jau išsaugomas ryšys su objektu, nes abudu yra atskiri. Juos sieja funkcinis ryšys, pavyzdžiui, tai yra kaip analinės tokios fazės bruožas. Vyksta atsiskirimas nuo savo produkto, kas mano valioje, kada aš tą produktą atskirsiu, pasaulį tada irgi. Ir analinėje fazėje ir tėtis išeina tada jau į areną, jau pradeda išeiti. Tai yra socialiniai žaidimai su juo ateina, nes tėtis, žinot, tėčio vaidmuo yra pasaulio įvedimas į pasaulį, socialiniai žaidimai, žaidimų išmokinimas. Jis įveda vaiką į tą pasaulį ir tėtis čia iš vis labai svarbus. Pavyzdžiui, ypač jeigu yra 2 vaikai. Tėtis čia tampa reikalingas, kad užsiimti vyresnių vaikų, kol mama gimdo ir rūpinasi jaunesniuoju. Ypač jeigu tuo metu ateina antras vaikas į pasaulį. Dabar analinė fiksacija randasi tais atvejais, kai šios fazės konfliktai yra per daug intensyvūs. Tėvai labai anksti arba labai griežtai vaiką, pavyzdžiui, pratina prie puoduko. Riboja tada jo impulsų aktyvumą. Arba kai malonumas susietas su šiuo tarpsniu yra labai stiprus. Analiniai malonumai, kitaip nei oraliniai, apskritai, jeigu taip šnekant, mūsų kultūroje nėra labai toleruojami. Todėl šiaip suaugusių elgesyje retai matome tiesioginę analinių fiksacijų raišką. Dažniau susidurime su užmaskuotų jų pavidalu ar žmogaus pastangomis joms atsispirti. Čia gal ir jūsų paklausiau tada per mūsų užsiėmimą, ką jūs matote, ar savo pacientuose, ar savo kažkokiuose pažįstamuose, kaip reiškiasi analinės stadijos fiksacijos suaugusijoje. Dabar šnekant apie analinį charakterį. Jis irgi toksai yra čia kaip viena iš tokių klasifikacijų. Analinis charakteris yra varų tikslų ir objektų perstumimo ir deformacijos užsilikusių iš analinės sadistinės fazės padarinys. Tai asmenybės tipas pasižymintis pirmiausia švara, tvarkos pomėgiu, taupumu ir atkaklumu. Psichinės normos sferoje analinis charakteris iš principo kelia didžiulę pagarbą. Toks asmuo laikomas labai vertingu visuomenės žmogumi dalimi ir labai skatinamas ir jo džiaugiamas ir ne tik tėvai, bet ir visuomenė ir darbe. Visur tai yra žmogus, kaip čia pasakyti, dovana. Bet aš sakau, dovana viršininkams, bet ne pačiam žmogui. Pačiam žmogui galite sukelti žiauriai daug problemų ir sunkumų, nes visą tai padaryti ir įvykdyti yra daug energijos reikia. Tačiau tam tikrais atvejais deformuotas anališkumas įgyja patologinės įkyrumų neurozės formas. Specifiniai dalykai, tai pavyzdžiui, sadizmas, mazochizmas, biseksualumas, analinis seksualumas, analinis narciziškumas, ir tai, apie ką šnekėjo Freudas, kas dabar jau taip žiūrima į tai, ką jis šnekėjo skeptiškai, tai yra, kad ir homoseksualumo pradžia. Daugiausia analinių psichologinių gynybų sutinkame, aišku, obsesinių kompulsijų sutrikimų atvejais, ypač patologijos kaip tokios išraiškose. Dabar įnirtingos kovos su tėvais išugdo užsispyrusi ir šykštų charakterį. Vaikas tarsi atsisako atiduoti savo vertybę fekalės tėvų reikalavimai mums. Žmogus, kuriam būdinga analinė fiksacija, priverstas visą laiką grumti su poreikiu sukelti siaubingą netvarką ir priteršti.
Jis gali atrodyti labai super tvarkingas ir visa kita, bet tai yra kova su tuo, kad, atsiprašant, neprikakoti visur ir visai. Ir kartais netgi gali pas tokius žmonės ir būti, pavyzdžiui, išorėje gali būti žiauriai tvarkingas, viskas liuks, bet, pavyzdžiui, kelnaitės jo pridirbtos ir privarytos gali būti kaip reikalas. Dėl psichologinio gynybinio poveikio regime prieštaringas tendencijas iš principo. Tvarkingumas, metodiškumas, smulkmeniškumas, bet kartu ir užsispyrimas bei taupumas. Ir jei analinės stadijos gynybos nepakankamai veiksmingos, pasireiškia ambivalentiškumas, netvarkingumas, įsiūčio protrūkiai ir sadomazochistinės tendencijos. Jei yra frustracija, tai suaugęs bus valdingas arba labai paklusnus. Savęs vertinimas tikrai bus sutrikimas. Tipiškas fiksuoto analumo elgesys irgi dar tai yra viskuo abejoti ir negalėti apsispręsti. Tokius suaugusio žmogaus charakterio bruožus kaip dosnumą ir talpumą Freudas laikė tokią simbolinę transformaciją potyrių, kildinamų kaip tik irgi iš analinės fazės, buvusio išmatų šalinimo ritualų. Apskritai, tokios transformacijos grandinės pavyzdys tai yra išmatos, dovana, pinigai. Tai vat išmatos ir pinigai tai laikoma kaip tokios fekalijo pakaitalas. Dabar mokyklos socialinės fobijos irgi fiksacija analinėje fazėje. Dalis psichozių irgi susiję su analinės fazės sutrikimu, ypač nuo Abrahamo toje pirmoje subfazėje pažymėtina. Šnekama, kad valgymo sutrikimai irgi rodo patologiją oralinėje analinėje fazėje. Naikindama save, naikinu troškimą turėti mamą, šiltą ir mielą, tokią priklausomybę. O plus dar eina toksai analinis sadizmas, kova dėl valdžios su mama. Alkoholizme nors yra ne tik oralumo, yra daug ir analumo, tai yra kovos ir kitų kontrolės. Nes, pavyzdžiui, visi tada šokinėja, kai prisigeriu. Aš valdau, kai išgeriu. Dabar šnekėsim apie tokį labai ambivalentišką ir tokį daug diskusijų sukeliantį dalyką. Homoseksualumas, sakoma, kad irgi gali rodyti analumą, tarsi analumą turi abi lytys. Žarna yra tuštinimasis ir lytinis organas kartu. Ji yra ir aktyvi, ir pasyvi. Gali ir išstumti, bet ir priimti objektą į save. Iš čia, bet pabrėžiu, tai abejojama, Freudas teigia, kad eina homoseksualumas kaip sutrikimas, bet čia Freudo šnekėjimas, nes dabar sakau, modernioje analizėje tai aiškinama daugiau per objektinius santykius ir kitas dalykas jau žinot, homoseksualumas nepripažįstamas kaip sutrikimas, bet kad tai gali turėti įtakos homoseksualumo vystymui, tai ką šneka ir Freudas, bet ne per tą tokią sutrikimo prizmę, tai gali būti. Dabar narcizinis sutrikimas irgi prasideda oralume, bet suveša tai tikrai analume. Su narciziškumu eina depresija, kai negaunu ne tik, kad piktas, aš nykstu. Jei depresija, tai tada visada irgi reikia ieškoti narciziškumo ir pykčio. Visada toks prarastojo jausmas eina. Gedžiu, ką praradau ir dar bijau prarasti. Kūdikis kitas dalykas prieš pastato save motiną ir čia vystosi kūdikio grandiozinė savasties dalis analume. O patologijos atveju vystosi narcisizmas bei išvis grandiozinis aš. Ir tada eina absoliučiai sugriautas realusis aš, tada eina vietoj to netikras aš, ir vystosi narcizinė patologija, bet apie tai jau šnekėsi dar blokuose vėliau. Čia pasijuokim šiek tiek apie penio pavydą, bet paskui šnekėsim šiek tiek apie tai daugiau. Ir kartu dar noriu pabrėžti apie tai, ką Freudas šnekėjo, perskaitėt ir analizę šitą trijose esė apie seksualumą. Jis įveda tokią stadiją, apie kurią beveik niekas nešneka. Mažai jinai skiriama, jinai taip, kad tarsi dingsta tarp tų stadijų, tos analinės ir falinės, manau, kad, bet jinai yra, tai yra uteralinė stadija, pats Freudas ir kai kurie barų teorijos šalininkai, bet tarp analinės ir falinės stadijos išskiria tarpinę psichoseksualinę vystymosi stadiją, šlaplės, uteralinę. Jis siejama, nes mes, kai šnekėjom apie analinę, daugiau mes šnekėjom apie šalinimą, tuštinimąsi. Šitoj stadijoje, va čia jinai siejama su malonumu, kurį sukelia šlapinimasis ir šlapinimosi kontrolės įvaldymas. Gal šita stadija tokia pamiršta ir dėl to, kad kažkaip su šlapinimusi problemų nėra tiek daug, kiek su tuštinimusi ir tai netaip labai koncentruojamas ir tėvų irgi. Šie pasiekimai teikia irgi vaikui pasididžiavimo ir kompetencijos poreikį ir kadangi ir berniukai ir mergaitė šlapinasi šiek tiek skirtingai, berniukai stovi. Tai čia irgi prasideda jau pirmasis tas svarbus lytinio identiteto formavimosi žingsnis. Tai berniukai ir mergaitės pastebi tą skirtingumą.
Ir tada vat, mergaitėms jau gali prasidėti tas parpos pavydo šaltinis, pradžia. Bet, kaip sakiau, vėlesnės, ypač psichoanalitikės, tuo suabejojo ir įvedė daug kitokių dalykų. Pavyzdžiui, vienas iš tokių, kaip čia pasakyti, atsvarų tai buvo tame, kad vyrai visą laiką pavydi vaginos ir pavydi gebėjimo gimdyti, gimdos pavydas toksai. Bet čia daugiau su falinė stadija, aišku, visą tai reiškiasi. Dabar šitoje stadijoje dažniausiai toks aktyvumas, to šlapinimas, nelabai pastebimas, kaip jau sakiau, nes jau prasideda tada irgi pati stipriausia falinė stadija ir jos erotizmas. Ir uteralinės kontrolės nepakankamumas, anorezijos, pavyzdžiui, atvejais, gali paskatinti regresiją žmogaus prie analinių konfliktų. Su uteralinė fiksacija taip pat siejami sustiprėjęs konkurencijos poreikis ir ambicingumas, turintys kompensuoti kontrolės nepakankamumą. Ir uteralinės fiksacijos problemos taip pat siejamos su kontrolės patyrimu ir gėdos jausmu. Tai čia šiek tiek sustojam, dabar jau prie stadijos kitos grįšim vėliau. Čia tokia trumpai.